Sveiki, draugai. Iki kalėdų liko vos 2 savaitės, o mūsų dar laukia tiek daug įdomių nuotykių. Įdomu, su kuo mes susitiksime šiandien? Aha. Saugok plaukus ir nagus, nes nukirptėje tuoj pat bus. Čiagi žirkliarankis. Kai ką tau turiu? Laišką. Labai svarbu laišką. Atplaišk. Perskaityk. Tik kad lapas tuščias. Perskaityk. Lapas tuščias. Žinau, čia slapta žinutė. O tai kaip mane perskaityti? Žiūrėk. Tau reikės teptuko, vandens ir dažų. Padažyk lapą. O. Matai? Na, rašyti tu tikrai moki, tik neaišku, kokia kalba. Žirkliarankė, o kaip man pačiai tokią žinutę parašyti? Įdėmiai paklausyk. Gerai, tai dabar tau reikės balto lapo. Parodyk, tuščias. Gerai. Ir kreidelės. Paprastos vakškinės kreidelės. Ir parašyk. Tai tu nežiūrėk. Žirkliarankė. Čia tau. Dabar man reikia iššifruoti. Paimam teptuką, pamirkom vandenį, dažų. O, čia tau širdutė. Tok, tok, toko, 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 toko. O, kaip miela. Va, dabar tu išmokai rašyti slaptas žinutes. Taip ir jas šifruoti. Taip, o iš tikrųjų tai man reikia keliauti labai labai toli. Ir aš tau atnešiau tikrą laišką. Tikrą slaptą žinutę? Tik jį turėsi perskaityti tik gruodžio 24 dieną. Pažadėk. Pažadu. Gerai. O žirkliarankė, gal prieš tau išvykstant aš galėčiau padaryti kokį gerą darbą? Na, pavyzdžiui, iššukuoti tau plaukus. Nepyk, bet matosi, kad tu su šukom tikrai nedraugauji. Ačiū už komplimentą. Nu gerai, tik atsargiai. Pažiūrėk į veidrodį. O, fantastika! Ačiū tau ir čiau. Įdomu, kur toli keliauja žirkliarankis? Ir kasgi yra šioje paslaptingoje žinutėje? Tikriausiai sužinosim tik per Kalėdas. Iki.